Sveikučiai, šiandien kepsim didelius šonkaulius. Na, kaip visada mėsai naudoju pipirus, česnakus granuliuotus, druską, bet šį kartą dar naudosiu ir komercinį prieskonių mišinį. Na, šiam kepimui išsirinkau šonkaulius su daug mėsos, tai tikrai bus ką pavalgyti. Gal tik tai pasitaikė kiek rieboki, tai reikės pakepti juos ilgiau, kad riebalas ištekėtų. Na, mėsai praktiškai nieko nereikia daryti, galima nuimti tik tai plėvelę iš apatinės kaulų pusės, tai čia jau jūsų pasirinkimas, ar ją nuimti ar nenuimti. Man tinka abu variantai, bet šį kartą pabandysiu nuimti. Kad būtų lengviau sugriebti, naudoju popierinį rankšluostį. Marinuoju iš vakaro ir šiaip paprastai dedu druską, pipirus. Šį kartą nutariau įdomiau padaryti, šiek tiek daugiau skonio pridėti. Bet šiaip jeigu dedate tik tai druską ir pipirus, tai reikia gerokai daugiau dėti. Ir laikom šaldytuve 24 valandas. Dažniausiai nenaudoju komercinių prieskonių mišinių, bet šį kartą pasirinkau tokį įdomesnį mišinį, kuris turi savyje ir aštrumo šiek tiek ir saldumo. Tai tiesiog per daug ingredientų, kad juos visus susipirkti. Ir šitas mišinys man labiausiai tinka kiaulienai, vištienai ir panašiems dalykams. Na, mėsos gabalai išties nemaži, tai dar prieš dedant į šaldytuvą, prieš suvyniojant į plėvelę, papildomai pridėjau druskos ir netgi nemažai. Tai turėkit omeny, kad tai, ką matot, tai tikrai dar ne visas druskos kiekis. Na ir į šaldytuvą per naktį. Kepant naudosiu dvigubą deflektorių, tai tiesiog tam, kad apsaugoti labiau mėsą nuo tiesioginio karščio. Aišku, dedu kaip visada nulašėjimo indą, nes išsiskirs nemažai riebalų. Kuriam kepsninę. Na ir kai jau uždegtukas sudega ir anglis įsidega, galima pradėti rūkinti. Šiuo atveju dedu kelis obels medienos gabaliukus, kad būtų skanaus dūmo. Dedam sistemą ir jeigu turit dar paaukštinimą, tai rekomenduoju irgi naudoti. Šiuo atveju dėsiu dar papildomai į aukštesnį lygį, kur didesnė dūmų cirkuliacija. Dedam mėsą ir leidžiam kepsniniai po truputį šilti. Tuo pačiu mėsa rūkinsis ir gaunasi toks kombinuotas šalto rūkymo pradžia ir po to jau karštas rūkymas. Tikslas pirmam etapui yra pasiekti apie 70 laipsnių Celsijaus vidinę mėsos temperatūrą. Tokiu atveju mėsa dar rūkinasi, jeigu temperatūra aukštesnė, tai praktiškai nebevyksta procesas. Tam, kad dar pratęsti tą rūkinimąsi, kai sudega pagrindiniai tie medžio gabaliukai, kurie buvo įdėti į vidų, tai dar galima įdėti į apačią papildomai arba medžio drožlių, arba medžio gabaliukų, kurie užsidegs ir taip pat dar duos dūmo. Na, kai jau pasiekia temperatūrą tos 70 laipsnių Celsijaus, kitas etapas yra folijoje, tam, kad riebalas iš esmės jisai sukeptų ir būtų šonkauliai pilnai iškepę.
Šį kartą nusprendžiau paeksperimentuoti ir naudosiu ananasų sunką konservuotų. Taip pat dar ir skystyje yra ryžių acto. Šonkaulius vynioju į kelis sluoksnius folijos, tai šiuo atveju net 4 sluoksniai, tam, kad sumažinti tikimybę, kad netyčia bus pradurta, pavyzdžiui, ir kad tas skystis visas neištekėtų į kamadą. Tai primenu, kad čia yra ananasų sunka ir dar papildomai yra ryžių actas. Šiaip dar turbūt geriau būtų obuolių sidro actas, bet šiuo atveju neturėjau. Sviesto galima dėti ir mažiau, šiuo atveju vienam tam šonkaulių gabalui yra apie 50 gramų sviesto, tai gal kiek ir daugoka. Bet mes jo vis tiek iš esmės nevalgysim, tai mėsa pasims tiek, kiek pasims. O iš esmės tai, kad pasitroškintų tikslas yra dabar folijoje antram etapui ir suminkštėtų šonkauliai. Kadangi prieskonių mišinyje, kurį dėjau, buvo šiek tiek cukraus ir dar ananasų sunka turi papildomai cukraus, tai skonis šiek tiek saldokas bus. Tai jeigu jums nepatinka saldus skonis, tai galit nedėti tų ananasų sunkos, pavyzdžiui, vietoj jos labai tiktų obuolių sultis rūgštesnės. Tai rinkitės, kas jums tinka. Antras etapas, gali trukti ir valandą, ir dvi, bet jau čia dabar tikslas yra ne tai, kad temperatūrą tam tikrą pasiekti, bet kad šonkauliai būtų minkšti ir lengvai prasidurtų su kažkokiu aštresniu daiktu. Bet šiaip tokia temperatūra nuo 70 laipsnių turėtų pakilti iki kokių 90 su viršum. Ir tuo metu dar galima pasikepti papildomai kažką. Kepant folijoje iš esmės gali būti ir ta pati temperatūra, bet gali būti jinai ir šiek tiek aukštesnė, greičiau galbūt procesas šiek tiek vyks, bet būna etapas, kai tiesiog atrodo, kad jinai nebekyla, tai reikia turėti kantrybės. Kepa ne visada vienodai, tai kažkurioje pusėje gali būti šiek tiek karščiau, tai rekomenduočiau tiesiog apkeisti vietomis arba apsukti laiks nuo laiko bekepant, tokiu atveju bus tolygiau. Na ir kai jau termometras lengvai lenda į šonkaulius, tai jie jau yra praktiškai į pabaigą ir galima pasiruošti kažkokį barbekių padažą galutiniam etapui, tai yra apkepimui. Aš šiuo atveju naudoju tiesiog barbekių padažą praskiestą truputį sunka nuo pačių šonkaulių. Taip apteptus šonkaulius kepam toliau, jau be folijos. Ir visas procesas užtrukti gali ir 15-20 minučių arba tol, kol padažas tiesiog prilips gerai prie šonkaulių ir jie jums jau atrodys gražus. Temperatūra gali būti ir aukštesnė. Kadangi šonkauliai buvo šiek tiek nevienodo dydžio, tai kepė vienas šiek tiek greičiau, bet kokiu atveju reikia nuėmus duoti dar jiems pailsėti. O kepti galima ir labiau, jeigu jums patinka mėsa, kuri tiesiog krenta nuo kaulo, tai tą antrą etapą dar galima pratęsti ilgiau. Man patinka šiek tiek tvirtesni, kai mėsa atšoka nuo kaulo, bet dar yra pakankamai toks tvirtumas jaučiasi, struktūra. Tai kiekvienam pagal savo skonį. Puikus rezultatas. Skanaus ir iki kito karto.